Vaizdas kaip likimo kanalas. Tokia tema šiandien gimė ekspromtu, iškart nusprendžiau užrašyti video. Ar kada nors susimastėte, kaip vaizdai, kuriuos jūs žiūrite, formuoja ne tik jūsų nuotaiką, bet ir sveikatą ir likimą? Mes gyvenam tokiu laikotarpiu, kai per dieną mūsų akis pamato labai daug vaizdų ir daug daugiau negu žmogus prieš kelis šimtmečius matydavo per vieną mėnesį ar net dieną. Taigi, kur mes tai pamatome? Ir telefone, ir reklamą, ir televiziją, socialiniai tinklai, koncertai, masiniai renginiai, menas, dabar mūsų socialinis gyvenimas yra labai ir labai aktyvus. Ir kartais mums atrodo, kad mes tiesiog žiūrime, kad mūsų vaikai tiesiog žiūri, bet vaizdas tikrai nėra neutralus. Vaizdas perdoda būseną, vaizdas perdoda energiją, vaizdas perdoda vibraciją. Viskas yra energija. Mes esame energija, jau kvantinė fizika tai patvirtino. Ir mes pradedam sąveikauti su tuo vaizdo skleidžiama energija. Ezoterikoje yra tokia metodika ir metodika idėja, kad tas, kuris kūrė, pavyzdžiui, menininkas, jeigu jis labai susikoncentruoja, jeigu jis įdeda visą savo energiją, savo intenciją į, pavyzdžiui, portreto kūrimą, ir tas žmogus gali turėti tam tikrų problemų. Jis gali, pavyzdžiui, kreiptis pas menininką, kuris turi tokių subtilių galių dėl, pavyzdžiui, sveikatos problemų. Ir menininkas jis pieš portretą, įdedamas intenciją, kad tas žmogus yra sveikas, kad jo fizinė, psichinė sistema yra harmoninga. Ir jeigu tas žmogus yra tyras kanalas, jeigu jis turi rimtą dvasinę praktiką, jeigu jo sąmonė yra švara, jeigu jis, kreipiasi pas aukštesnės jėgas, galbūt pieždamas ir melsdamas, tai tikrai yra tokia galimybė ir tokių atvejų yra nemažai, kai žmogus gauna tokį portretą ir po kurio laiko jis tampa sveikas. Ir tokias galės gali turėti ir gydytojas, ir mokytojas, ir bet koks kitas žmogus užsiimantis bet kokią veiklą, nes mes visi esame kūrėjai. Taigi, kai mes įdedam kažkokią intenciją, kai mes įdedam savo energiją į bet kokį kūrinį, tas kūrinys pradeda tą energiją skleisti. Ir taip mes galim nemažai ką keisti savo gyvenime. Taip, tam ir yra tam tikri ritualai, jie irgi yra apie tą patį. Ir tai nėra fantazija, tai yra realybė, tik reikia mokėti su tuo dirbti. O jeigu mes pažiūrėsime, kokia energija, kokia intencija yra aplink mūsų dabar, siūlau jums pradėti tai jausti. Bet galim su jumis paeksperimentuoti. Aš dabar į ekraną išvesiu keletą kūrinių. Titianas. Ką jaučiate? Venera iš Urbino. Stebėkite proporcijas. Stebėkite, koks jausmas gimsta viduje. Kaip keičiasi jūsų būsena, kaip keičiasi jūsų nuotaika. O dabar Rafaelis. Ką jaučiate? Gal ramybę, gal stabilumo, o gal kažką kitą. Bet čia yra daug tokios šviesos estetikos, išreikštas motinistės archetipas, taip? Ir dar vienas paveikslas. Mergina su perlo auskaru.
Įsižiūrėkite į jos žvilgsnį. Ar jaučiate čia kovą, ar ne? O galbūt jaučiate tylą, subtilumą. Kaip keičiasi kažkas viduje, kai jūs žiūrite į šį paveikslą. O dabar pabandom palyginti ir pažiūrėsime į kitą pusę, į šiuolaikišką meną. Pavyzdžiui, šitas paveikslas. Ką jaučiate? Ar keičiasi kažkas kūne? Kitokia vibracija. Sutinkate? Ir veikia kūną kitaip. Kadras iš filmo Džokeris. Ką jaučiate dabar? Ar jums tai patinka? Ar jums patinka būsena, kuri atsiranda, kai žiūrite į šį vaizdinį? Aš tiesiog kviečiu pajausti, nes mes visada jaučiame. Bet dažnai nenorim tai išgirsti, priimti. Nes visi aplinkui rašo, wow, koks vaizdinys, koks žaidimas, kokie ten aktoriai, kokios scenos. Ir atrodo, kad galbūt tu kažką nesupranti ir reikia prisidėti prie šios minios. Pavyzdžiui, Eurovizijos parodymai. Ir milijonai žmonių tuo pačiu metu jungiasi prie tam tikros energijos ir praleidžia ją į šį mūsų materialų pasaulį. Nes tai stebi milijonai. Provokacija tokia. Net dar geriau apie olimpinių žaidimų atidarimą Paryžiuje. Olimpiada visada buvo apie kilnumo, sporto dvasią, orumą, bet šį kartą jūs patys jaučiate apie ką. Taip? Taigi, kas vyksta? Mums pasiūlo į tai žiūrėti, bet laisvės principas jis išlieka. Mes galim žiūrėti, o galim nežiūrėti. Mes galim palaikyti tai savo dėmesiu, savo energiją, o galim ne palaikyti. Nes ten, kur dėmesys, ten ir energija. Taigi, jeigu mes nuolat žiūrim į tokius vaizdinius ir dar palaikom juos, tai tampa mūsų pasaulio vibracija. Nes kažkas tai sukūrė, kaip ir tas, pavyzdžiui, menininkas Giduolis, jis kūrė naują fantomą žmogaus, sveiką fantomą. O kažkas kūrė nesveikos psichikos fantomą, neramaus žmogaus fantomą. Ir mes prie to prisijungiam. Jis tai įkūnija ir siūlo mums, o mes tai palaikome. Savo energiją, savo sutikimu, savo aplodismentais. Ir tada mes stebimės, taip, kodėl pasaulyje daugėja agresijos, kodėl kyla konfliktai. Nes mes tai palaikome, mes tai kūrėme. Ir kažkas pasakys, aš nepalaikau agresijos, bet jeigu aš palaikau agresiją kino filmuose, aš palaikau agresiją paveiksluose, mene, tai aš palaikau agresiją ir pasaulyje. Atsakymas labai paprastas. Tai labai dar vienas svarbus aspektas, kad pagal vastų sistema, tai yra irgi vedų sistema, darnios architektūros principai apie tai, kaip energija pasiskirsto erdvėje. Pavyzdžiui, miegamajame neturi būti jokių paveikslų. Kodėl? Nes miegas tai yra būsena, kai sąmonė ilsisi ir iš tikrųjų mūsų siela turi gauti energiją iš dvasios, susijungti su dvasia ir pasąmonė atsiveria. Ir jeigu dieną mes dar galim analizuoti, naktį mes neturim tos funkcijos ir viskas sugeriam iš karto į pasąmonę. O paveikslai turi tam tikrą vibraciją, taip? Taigi visi vaizdiniai, kurie yra erdvėje, naktį pradeda veikti tiesiogiai, eiti tiesiogiai į pasąmonę. Vaizdas yra vibracija. Taigi, geriau neturėti jokių paveikslų ir geriau net nelaikyti knygų. Nes viskas, kas ten parašyta, keliaus į jūsų pasąmonę. Tai geriau, tai sakoma, jeigu jūs einate dvasinio keliu, tai turėkite savo dvasinio kelią, kažkokią kelio pagrindinę knygą. Ir tai bus geriausia. O jeigu ne, tai geriau nieko neturėkite.
Taigi noriu priminti, kad mes esame kūrėjai, ne tik menininkai yra kūrėjai, ne tik menininkai gyduoliai yra kūrėjai, mes visi sukurti pagal kūrėjo atvaizdą, mes visi galim kurti, įkūnyti kažką, įkvėpti tam tikrą energiją, intenciją. Taip, tai vat pagalvokite, ką jūs galite paleisti šiandien, kad šitas pasaulis būtų draugiškesnis, gražesnis, ramesnis. Galima kas kart save klausti, kokią energiją aš dabar palaikau, kokią energiją aš dabar vedu, kokius vaizdinius aš kuriu, į kokius vaizdinius aš žiūriu, kokius vaizdinius aš palaikau. Ar aš galiu pasirinkti, ką aš žiūriu? Nes ten man išmeta taip kažkokius vaizdus ir įtraukia mano dėmesį. Pagalvokite apie tai ir parašykite komentaruose. Dar galite pažiūrėti mano video apie tris energijas, tai lyg tai būtų pratesimas ir praplėtimas šios temos. Sėkmės jums!